Visi išsirikiavo ir į karą eit planavo, bet žvalgas greit suriko: "Grybai, slėpkitės greičiau, aš grybautojus mačiau." Visi visur įsislapstė, kas į krūmą, kas į žievę, kas dar kokiais velniais. O grybautojai buvo nepaprasti, ieškojo stebuklingų grybų. Ir priėję prie baravyko žmonos, paliepęs, netyčia ją sutraiškė, pakėlė, pažiūrėjo, o jis supuvus ir sviedė ją į šoną, išsitraukė iš kapišono grybų stebuklingų.